Su jumis sveikinas vėl aš, Gabrielius. Tai šiandien sugalvojau išlėkti pasivažinėti su motociklu šitokiais keliais, kaip matot, žvirkeliukais. Ir truputėlį reiktų susipažinti su mocu labiau, todėl kad dar vis nesu tiek pratęs prie moco. Tai šiandien nusprendžiau pasipraktikuoti, bus dar ir balansų čiut pratimų darysiu, kad pradėčiau susipažinėti su mocu, suprasčiau gabaritus. Biškelį pralėkiau pro karjerą, tai vieną tokį radau, tai buvo gan sunku manevruoti, nes labai didelis svoris ir labai sudėtinga yra, kai reikia apsisukinėti. Bet čia yra mano pirmi kartai, tai esu labai nepratęs prie šitokių gabaritų, prie tokio didelio moco, kai reikia tokiais keliais važinėti, tai nesu pratęs, kad taip mane svaido ir nesu pratęs, kad taip reikia laikyti balansą. Po pirmo išvažiavimo gausi taip, kad nebenusifilmavo ten galas, bet viskas okei, ten toks jau gausi tas video. Ir šis video biškelį bus kitoks, todėl kad integruosiu daugiau drono ir integruosiu daugiau pasivažinėjimų. Radau tokį keliuką. O, labai gerai. Šiaip žiauriai šilta. Turiu vis dar užsisegęs nuo lietaus ir nuo vėjo, tai labai karšta. O, karjeras. Bet aš šiandien juo nevažiuosiu. Tik atvažiavau pažiūrėti, kas čia yra. O, wow. O, ne. Sunkoka su tokiu motu apsisukti. Dar nemoku, eina savo. O, kažkaip pračekinu. Su šaka. Parvariau su šaka. Eina savo. Dienos startas neblogas. Nu, su šitokiu kupranugariu pirmą kartą tokiose vietose raižau, nes eina savo. Koks jis sunkus. Wow. Taip easy galima pastrikti. Eina savo. Reiks priprast prie to svorio. Aha, kur labai minkšta lapai. Dėl to ir sakau pratinas, o ten kokia duobė. Eina savo. What? Kaip užmetė galą? Ai. Okay. Realiai reikia būti biškį atsargesnį, nes dar nelabai važiuoju gerai. Ypač tokiuose vietose dar nepratęs, tikrai. Man kiekvienas vaidymas yra toks kas čia vyksta, žinai. Bet kažkaip tai pavažiuosim! Woo! Let's go, baby! Treniruotis su šito motociklu, išvažiuoti tolimas kelionės, treniruotis, ką turiu omeny, tai yra žvyrkeliai, offroadas, miškai, smėliukai, kad būtų nebaisu važinėtis ir kad gerai jausčiau su šito motociklu komfortiškai, tai reikia įdėti daug darbo iš tikrųjų man, daug supras dalykų, kaip veikia motociklas, kaip valdosi, kai yra ne asfalto danga, tai truputėlį skiriasi valdymas ir aš pradedu su to susipažindinti dar tik tais. Pas mane
tokia situacija, kad pradedu aš visą tai daryti, dar tik tai yra mano pirmas sezonas vis dar, tai prie daug ko reikia priprasti iš tikrųjų, prie pačio motociklo, žiūriu gabaritus, kai aš vienas važiuoju yra skirtumas, kai mes dviese važiuojam yra skirtumas ir prie abiejų reikalų reikia pratintis, todėl kad yra labai faina, kai tu važiuoji ir tu žinai, kaip elgtis tam tikrose situacijose ir va tas varo ir į priekį iš tikrųjų, kad visko negali žinot, bet bent jau gali kūną paruošti tam tikrom situacijom. Aišku, jie sukuri pats tas situacijas ir bandai laviruoti. Tai va tas ir yra, kad aš noriu išmokti laviruoti su šito mocu, nes man jis yra dar kol kas labai sunkus, bet nėra sunkaus moco, ne? Yra tik žmogus per silpnas. Tai teks padirbėti ties to. Tiesiog mėgautis, mokintis. Nebijau nukrist, bet dar nesu kėlęs motociklo. Tai dar šiandien to nedarysiu, jeigu nereiks. Dar stengiuosi pakol kas važinėtis kuo atsargiau, todėl kad dar iš tikrųjų prisibijau dalykų vien todėl, kad esu labai daug nepratęs, kaip ir minėjau anksčiau. Tačiau viskas su laiko, aš po truputėlį pratinuos, dar čia pirmas mano sezonas, tai čia iš viso, tiksliau pasakysiu, neužsibrėžiu labai didelių tikslų, todėl kad po to jau neįvykdau ir po to jau prasideda savęs plakimas. Tai duodu savo laiko mokintis, klyst, išmokt, daryt, klyst daug kartų ir tas nėra blogai. Žiūrėsiu, kas čia bus. Po kol kas viskas progresė, tai labai smagu, labai džiaugiuosi. Ir esu iš tikrųjų labai patenkintas. Dabar šioje vietoje, kur esu, tai esu labai patenkintas. Šiltėja orai, noras kyla vis labiau išvažiuoti mocu ir vis noris varyti vis toliau ir toliau. Šio sezono tikslas yra mano važinėtis po Lietuvą kol kas, pripras prie moco ir keliais ir žvyrkeliais. Šiandienos planas važinėtis žvyrkeliais, truputėlį pasitreniruoti, kaip reikia važiuoti ir kuo ilgiau išlikti ant moco, kuo lėčiau važiuojant, kad galėčiau suvokti ir tobulinti savo balansą. Taip pat susidirbti su motociklu. Pajutau tokį ryšį, kad net sugalvojau jam pavadinimą. Tai jis vardu Eragonas, susipažinkit. Va. Ieškau tokių keliukų, kur nevyktų eismas ir kad aš galėčiau lengvai treniruotis niekam netrukdomas. Toliau bus matyti, kaip čia man seksis. Dar pravažiuoti, parodysiu jums, koks čia keliukas. Kiek įmanoma bus galima ten pravažiuoti, važiuosiu. Nieko nelaukiant. Užsimetu šalmą. Rado šitas kelias. Jaučiasi keliukas, esu priekį padangas nusileidęs čiut, kad jaučiau truputėlį geriau keliu ir keliais. Nebijočiau, bet šiandien važiuosiu truputėlį lėčiau, todėl kad galėčiau kažką ir pasakyti, nes praeitas video visiškai nepavyko įrašyti garso, vien todėl, kad neturiu mikrofono ir tiesiog vėjas labai šniokštė. Pažiūrėsim, kaip šį kartą, bet eina slapti. Ar duoda kažkoks? Eina savo. Nelabai pasisukinėsiu aš. Ir ten noris nuvažiuoti, ir ten, nežinau. Iš tikrųjų noriu tenai gal nuvažiuoti. O, čia galima pasisukinėti truputėlį. Išlygina visokie. Sudėtinga dar vis. Kaip matot. Nu va. Po biškelį su sankabėlė darbuojas. Op. Yra čia pešlyno biškelį, man nepatinka, nes labai svaido moca. Tai truputėlį reikia mokinti su sankaba elgtis, bendrauti. Persimetu į kitą pusę.
Oi. Gerai. Tokiais duodos čia. Šiandien toks ir yra mano tikslas. Freight car steaming down the line to Birmingham. My guitar is the only friend that gives a damn. Running on the borderline, southbound on a riverboat to Baton Rouge. Hillbound like a rambler with them Cajun blues. Čia tai vietos eiktų savo. O blembau, va šitokio lygio dar tikrai nešausiu. Nu čia hardam rojus, eina savo. Čia jau paendūrin gerai būtų, su lengvu mocu. Čia fainiai. O aš būnu čia, grįžtu į žemę, su savim dabar darbojas. Sukinėjam, aha, biškelį. Noriu atiduoti atgal, op. Tas visokias. Stengiuosi laikyti tą patį valą. Kad būčiau truputėlį pasitikintis labiau savimi, kai reiktų man apsisukinėti, taigi užmės gaziuką ir panašiai, kad nebijočiau. Kaip dabar. Gerai. Kaip ir sakiau, klyst nebijau, bet reikia praktikuotis. Reikia daryti visą laiką ir į vieną pusę, ir į antrą pusę, kad nepriprast prie vienos pusės, nes po to bus viena gera pusė, kita problematiškai pusė apsisukti yra. Tai reikia stengtis darbuotis iš abiejų pusių, kad galėčiau suvokti. Op. Kita pusė dabar jau. Truputėlį šitaip. Šiaip žiauri nice. Visai geras toks pratimukas apšilinėti. Ir ne tik apšilinėti, pavyzdžiui, nėra ką veikti, nėra kur važiuoti, nesugalvoji. Tai va, pats gazas. Kaip nesugalvoti kur važiuoti, bet ką turiu omeny, kad reikia skirti tam laiko susidirbti su tuo sunkumu. Aha, į tą pusę jau sunku, nes pripratau prie tentos. Gerai. Kitaip. Bet čia gerai, dafiga visokių duobų. Pats gazas čia man. Sudėtingiau žymiai. Net susukinėti ratais. Važinėti. Gal ir juokingai atrodo, bet iš tikrųjų taip reikia praktikuoti. O, biškį gaziuką užmesti, kur galima. Tai kaip reikia mokintis balansą? Stoji,
ir kuo lėčiau važiuoti su mocu. Kuo lėčiau. Tai yra darbas ir reikia išmokti. Neina dar. Raidė nemoku dar apsukti. Šiaip sunkus mocas, tai ant vienos kojos, kai reikia laikyti, tai yra reikalų. O, biškelį kažkas išėjo. Kokį brūkšnį braukiau. Jau parodė biškelį progresą, kad ir raidės truputėlį praktikuoju. Taip pat balansą gaudau. Parodė. Bet kai būna tokia vieta, aš jau palenkiu. Taip gažiuko ir leidžiu. O, visai gražiai. Visai jau gražiai apsisuku. Tai dar biškelį pabalansuoju ir galima judėti. Eik tu savo. O, vėl reikia apsisukti. Palenkiu mocą, ant vienos kojos permetu svorį. Ir gaziuko ir sankampą atleidinėjau. Kitas nelabai paja. Bet jau varom. Atsargiai važiuoju, saugiai, kad aš galėčiau būti pasiruošęs tokiam situacijom. Truputėlį pasportavau, kamerą buvau išjungęs, taip pat padariau balansavimo pratimų, padariau raidžių, pasibandžiau, kaip tai reikia padaryti su šito motociklu, kadangi yra labai sunkus ir yra reikalų tokie.
truputėlį susipažinti geriau su Aragonu, pakankinau jį neblogai. Nenuvirtau nė karto, bet buvo kokie 6 kartai, kad vos nenuvirtau. Vos spėjau sugauti ir atrodo jau viskas virs, bet nenuvirtau. Jeigu nuviršiau ir nebūtų problema, esu pažiūrėjęs, kaip reiktų atsikelti, esu pasianalizavęs, kaip tai reiktų padaryti, tai ir ne problema. Tai ką šiandien truputėlį susipažinau su kuo? Susipažinau su balansavimo pratimais, kaip atlikti U raidę, koks jausmas važiuoti smėliu, žvyrkeliu. Susipažinau, koks jausmas važiuoti posūkiuose, kai yra pavojingesnis, statesnis posūkis, taip pat smėliuotas arba žvyruotas, kai yra sudėtingesnės sąlygos. Kas čia vyksta, yra procesas tiesiog. Ir aš gerinu save, tobulinu savo žinias, tobulinu visom prasmėm savo žinias, tiek su važinėjimusi, tiek su video darymu. Esu labai patenkintas šito mocu. Žiauriai geras mocas. Aš kaip pradedantysis ant šitokio moco peršokau, todėl kad aš prieš tai turėjau Dalimvala 125, po to Yamaha DT 125R ir tada perėjau į Yamaha VR4F. Tai buvo lengvas, hardas, katras yra žiauriai geras. Ir dabar perėjau ant Afrikos, tai visai kitoks jausmas, iš tikrųjų daugiau darbo reikia įdėti. Kai įdedi daugiau darbo ir blemo jaučiasi toks jausmas, kad atsiperka kiekvieną sekundę, kiekviena praktika atsiperka tam tikrą dalelę, nes jau pradedi gaudyti save, pradedi analizuotis ir žiūrėti situacijas, kaip reikia išlaviruoti. Tas yra žiauriai nice. Tai esu tiesiog labai patenkintas, daug klaidų darau ir dar bus, dar daugiau ir net nebejoju ir net nebijau. Bet viskas su laiku, nes judu į priekį po truputį. Patinka pasimėgauti, man patinka pasidžiaugti dalelytę progresą, jeigu aš padarau, jeigu nepadarau, valio, eisiu kitą dieną padarysiu, ta prasme. Pas mane nėra toks laiko tarpas, kad oi, čia viskas dabar tą ir tą turiu padaryti ir mirkas įkelti. Ne, nėra pas mane šitai. Aš kaip tik mėgaujus kiekvienu savo atliktų veiksmų, darbu, kad galėčiau pasidžiaugti, koks aš buvau tuo metu prieš darant visą tai. Tai čia yra vienu žodžiu pradžia mano viso kanalo, viso kame kelionių taip pat. Tačiau dar daug ko pamatysiu ir taip pat jums parodysiu, ką galėsiu, kiek išeis. Grandinė iškel per daug įtempta, reikės grandinę čiut atsilaisvinti, nes taip pat nėra gerai, kai yra per daug įtempta, taip pat ir nėra gerai, kai yra per daug laisva. Šiaip yra 3 pirštų taisyklė motokroso pasaulyje. Aš ją irgi vadovaujuos. Jeigu 3 pirštai užtelpa, tai reiškia yra idealiai grandinė. Aišku, ne pačiam gale, žinai, bet turi būti čia. Jeigu 3 pirštai užtelpa, tai yra tobulai grandinė įtempta ir nereikia dėl to per daug sugalvos. Vis reikia pasižiūrėti grandinę. Prieš kiekvieną važiavimą susitepu grandinę būtinai, išsivalau, kad išlaikyčiau ilgesnį gyvenimą grandinės ir žvaigždžių. Esu labai patenkintas, kaip važiuoja mocas, kaip traukia, man tai čia kosmosas iš tikrųjų. Va čia tai aparatas. Šiaip labai faina vieta, tokia visiškai izoliuota nuo kelių ir tiesiog miškais duodi, tai žiauriai faina. Ir tikiuosi daugiau ateityje tokių praktikų, nes man reikia to, dar labiau susilieju su juo. Ir tiesiog kaifas kartu įveikinėti kliūtis, smėlį, žvyrkelius, asfaltą, viską, ką mes pasiruošę. Tai va, šiandien tiek. Ačiū ir iki sekančio.